progai pasitaikius galima pašokti. Kasgi nepažįsta vietinių merginų, jos čia apsilanko paieškot vaikinų. Na ir prisirinko čia visokios rasės, vienos turkojės, kitos geltonkasės. Viena man patiko, ėmiau kombinuoti, ką prie šios švedukės man prisiblatuoti. Ranką apkabinę ščiupinėjau papą, čia įsimylėjau, vos atgaunu kvapą. Išeinu į lauką, norisi dainuoti, nes šiam studentėliui pažadėjo duoti. Paskui mes priėjom, kažin kokią pirtį, visas mano kraujas staiga ėmė virti. Užeinu vidų, lyg čia būtų klėtės ir pradėjau mudo nakčia čiupinėtis. Nieko nebelaukęs, tuo ant pilvo ištraukiau papą, jinai skečia kojas ir nieko nesako. Paskui žemiau pilvo kažką čiupinėjau, už tai neiškentęs, ėmiau ir pradėjau. Nežinau, kiek tvėrė šitas malonumas, atsibundu šlapias ir akyse dūmai. Rytą atsikėliau, kelnėm apsimoviau, jie ant pilvo spjojau, pro duris išmojau. Aš ją visai keikiau, mintise klajojau, savo švarų kūną benzinę mazgojau. Pakol įsigydžiau, vargo daug turėjau, bet nuo šito laiko kurvų nemylėjau. Tos Maskvos ypatingosios amen. Skaidrioji mūsų, kuriasi vidury lentynos, kaip ant stalo, taip ir po stalo. Mes laiminame tave, kas kiekvieną minutę duok mums gerti tave, kas kiekvieną dieną atleis mums nuo pikto amen. Sveika parduotuvė, skaidriosios pilnoji, viešpat su tavim. Ir tu prakeikta tarp moterų ir prakeiktas tavo vardas, puikus pardavėjas. Įdominom svabiskom kunigo kelnes su drisku.